Labą dieną. Su vištiena. Nu ką, turėjau pertraukėlę. Gavosi taip, kad 3 savaitės neturėjau galimybės atkeliauti į savo projektą Svajonės kaina. Tai aš jau jūsų pasiilgau. Ar jūs pasiilgot manęs? Galit parašyti, pakomentuoti ar atsakyti. Tai jo, projektai. Orai prastėja, lauke daryti nebeturim ką. Dabar bandysim lysti į vidų. Greitai pasižiūrim, ar čia įvažiuojama. Tai panašu, kad kol kas dar įvažiuojama. Pasižiūrim, kaip atrodo žolė. Nugi jau žalia. Žalia ir gražu. Aišku, ne visur dar sudygo, bet jau žalia. Smagu. Tai šiandien mano planas yra toksai, kad bandysiu truputėlį prasivalyti namuką ir pasidaryti savo vietos tenai ir apsirinkti pakraščius iš kiemo, tas, kas yra priduodama ir yra nereikalinga. Tai tęsiam, važiuojam, turim savaitgalį ir darysim. Kaip seksis, rodau toliau. Gal kam turto? Tuoj parodysiu kokią. Va tokią. Jeigu kam ko reikės, sakykit, kreipkitės, žinau kur gauti dar. Ryšamės, važiuojam. Greitai. Pasikrovėm priekabą. Simas pagelbėjo surinkti visus rakandus, šaldytuvus, dujinės sofas, lovas, čiūžinius ir visokį kitą negerą dalyką. Važiuojam priduot. Tada greitai apkeičiam į kitą priekabą, kadangi turim lietaus. Ir su kita priekaba keliausim į užsienį. Tai ties užsieniu vėl įsijungsiu ir papasakosiu, kur ir ko važiuojam. Nu ką, veiksme šita tuščia. Dabar ją į garažą. Vieną priekabą palikom, kitą priekabą užkabinom, kadangi mano priekaba yra su tento ošvių priekaba be tento. O tento reikia, kadangi standartiškai turim va tokį va nuostabų orą. Ir sveikinu kirtus sieną į Latviją. O kodėl važiuoju į Latviją? Netgi į Latviją, tai viskas labai paprasta. Kadangi mano krašte nėra normalios statybinių prekių parduotuvės. Tai mes važiuojam arba į Uteną, arba į Rokiškį, o kas arčiausiai man gaunas, tai Daugpilio depo. Ir toliau pratęsiu iš depo. Iki susitikimo tenai. Tai ką, dabar misiją turim tokią, kad jo, turim va tokią priekabytę ir šitą varom čionai. O šitas dalykas tai yra, ko aš neturiu savo pusėje, tai neturiu kvarcinio smėlio. Kvarcinio smėlio mums reikės nei daug, nei mažai. Kiek Simai, žinai? Nežinai. Tuoj sužinosi.
Kadangi mums reikia 20 maišų. Taip. Taip. Ir taip. Nu ką. Ir vyniojam. 20 maišų. 1, 2, 3. Kiek turim? Dar vienas, ne? Nu ir va, kaip 25 maišai kvarcinio smėlio. Lietuvoje nei daug, nei mažai. Beveik 10 valandą. O mes durniuojam. Prisimenat pradžią? Tai pradžia buvo pernai metais lapkritį. Štai čia. Sugrįžom, turim didelį jovalą. Čia tamsu, nieko nesimato. Čia irgi viskas krauta, užkrauta. Ką turėjau, tą sudėjau, viską vežiau čia, o dabar reikia kažkokiu būdu. Šiandien naktis ilga. Apsitvarkyti. Nu tai važiuojam. Labas rytas, suraitytas. Pradedam dieną, antrą dieną. O va to ir skiriasi ruduo nuo vasaros, kad atsikėliau anksti, kad važiuot anksti, kad galėčiau pradėti darbus anksti, o laukia tamsu, tai nors durk. O, kas ten plaukėja? Antytė plaukėja mūsų prūde. Tai šiandien namučiuose. Krapštumės namučiuose. Vakar truputėlį išsinešėm šiukšlių, išsivežėm šiukšlių ir bandysim krapštytis toliau. Gaila nesimato, bet va, antis plaukėja mūsų prūde. Tai ką, einam ruoštis dar vienai naujai gražiai dienai. O, čia toks jausmas, kad aš nuo vakar kaip pradėjau, taip ir esu. Norėjau greitai parodyti va tokį dalyką, kas galvojat savo rąstinį nuostabų namuką apsišiltinti vata. Tai žinokit, neveikia šitas reikalas. O šitas va dalykas kažkur po gerų poros metų pradeda atrodyti va taip va. Visi pacai ir visi kiti reikalai išnešioja vatą ir jūsų darbas iš principo yra perniek. O dabar pasižiūrim, girdžiu, kad atvažiuoja pastiprinimas. Ir pastiprinimas šiandien turėtų būti įdomus su visokiais žaisliukais priekabai. O priekabai jau šiandien užtenka. Nauji darbai, prašvyto ir prašlapo. Tai trumpai apie priekabas ir dalykus. Šiandien turiu svečių su įdomia įranga. Įranga va tokia. Pastatėm truputėlį namą, kadangi nepalankios oro sąlygos. Tai ką šiandien darysim ir kodėl vakar vežiau kvarcinį smėlį, tai bandysim smėliuoti vidaus rąstus. Šiaip iš principo pats
pats namelis tikėtina gal būtų paprasčiau nugriauti ir pastatyti naują karkasinį. Nors čia nebuvo minties statyti ir daryti kažkokių tai namų. Bet su mano draugu pasitarėm, kad galim pabandyti. Tai ne reklama, o rekomendacija. Rasite Facebook'e, Smėliavimas Zarasai. Kreipkitės, o rezultatą parodysim eigoje. Ojojoj. Ojojoj. Kas čia dabar? Aišku, kad ne. Žodžiu, mane kaip atsakingą operatorių paliko stebėti temperatūros. Viskas ok. Ir kaip atsakingas operatorius reguliuoju. Man taip sakė, čia yra smėlio padavimas. Čia yra oro padavimas, man ten kažkokiais gestais parodo, nežinau, nesuprantu, nes viduje yra žmogus su kosmonauto skafandru, per čia jam paduoda deguonį į jo tą skafandrą ir va taip kažkaip žinokit. Pirmą kartą matau, kaip vyksta toks procesas, man pačiam įdomu. Prašysiu tik žmonos pagalbos. Vidui biškį dulkės apsivalyt, jau paskui po darbų. Tai va. Didelių berniukų, dideli žaidimai. Nu, man įdomu. Patinka. Dar rezultato nemačiau, jeigu atvirai, bet tikiuosi bus įdomu. Aš kartais pagalvoju, kur aš įsivėliau. Kodėl man to reikia? Bet tikriausiai kiekvienas mano projektas, ojei, kiek jau būta, nu dar taip stipriai nebuvo. Nu kažkaip taip. Kamputį sėdi mažas kosmonautas. Oras nuostabus, lyja, dulkių kalnas, dirbam. Šiaip ne taip. Oras va toks va nuostabus. Biški po biški. Ate. Ačiū. Smėliavimas Zarasai. Padirbėjom. Dovanokite už tai, kad nespėjau pasiruošti ir teko dar manęs laukti. Šitą aparatą dar pasiimsim. Pririnkau šiukšlių va tiek va. Žodžiu, dabar gaunasi, kad turim vieną didelę šiukšlę. Tai čia. Tai čia, tai čia, tai čia. Nelabai čia kas matysis. Jo, tai kaip ir buvo spėjimas. Viena pusė namo tik tai yra normali. Kita pusė namo, nu, supuvus, tiesiog supuvus, tiesioginė to žodžio prasme. Tai turim va tokį rezultatą. Aišku, gaila tamsu. Gaila nesimato. Pabandysiu dienos šviesoj.
parodyti, kaip kas atrodo. O dabar jungiu elektrą, rakinu duris ir važiuojam padėti nusivežti įrangą. Ar pavargau? Nepavargau. Bet nosis ir burna pilna visko. Nu tai žodžiu, atrodau kaip viščiukas. Dar turiu misiją kažkokiu būdu išvažiuoti iš čia. Nes, nu va taip, atplaukiam. Tai iki. Nu ir ką? Dar vienas labas rytas suraitytas. Sekmadienis, savaitgalis į pabaigą. Tam, kad jo nepraleisti veltui, nuspėkit. Ką šiandien turiu? Tai standartiškai. Priekaba, dar. Bandysiu čionai truputėlį pasikrapštyti. Tai jeigu aš sugebėsiu, suprasiu ir norėsiu, noriu užtaisyti va šitą skylę, kadangi iš to nameliuko pernešiau truputėlį senų baldų čionais, o žemai jau irgi ne už kalnų, tai reikia padaryti, tenais nebūtų sniego. Nu, dar sumesiu tikriausiai cilindrus ir rankenas. Ir va tiek to ir sekmadienio. Bandom po truputėlį krapštytis. Nu ką, priekaba tuščia. Dublis numeris 2, antra diena lietus, svajonės kaina, sekmadienį liūdna. O liūdna dėl buzos. Dėl visko, ką pavyko padaryti, ką ir planavau. Ne visai iki galo, bet pavyko. Čia uždaryta, sniegiukas nebepaklius. Čia susisukom, pritrukau šiek tiek lentų ir varžtų. Nu ir susidėjau rankenas ir spynas. Viskas, nameliukas užrakintas. Norėjau tik tai paminėti, kad dabar stengsiuos, kiek išeis, tiek kelsiu, tiek darysiu. Bet turėkit omeny, kad sezonas jau baigėsi, oras prastas, o mes važiuojam į namelius. Iki susitikimo kitą kartą.